Taip, moteris, labas. Ką, kalbant apie mūsų veidą ir apie mūsų veido grožį, žinot, aš visą laiką akcentuoju, kad mūsų veidas tai yra tik tai mūsų kūno dalis ir toliau, ir kakliukas, ir dekoltė, pilvelis, mūsų visas kūnas yra nuo pakaušio iki pat pėdutės moteris ir turime rūpintis juo visuma, ta kūno higiena. Ne tik tai veiduką čia, viskas gerai, tik kosmetologė ten kažką tai, kurio moteris kažką tai paleisti, rūkštinti, daryti, šveisti tenai, viskas gerai, aišku, mes individualiai, bet daryti viso kūno higieną, tam ir mankštelę, ir miegas atsistatymui mūsų grožio, ir mityba žinoma. O ta dienos rutina, tai žinoma, kad moterim yra labai svarbu kokį kremuką mes tepam ir moteris nepamirškite taipogi ir savo kakliuko, ir savo dekoltė, kada darote kažkokias tai procedūras, tepate kremukų, bet žinot, lygioj vietoj padarint atsispaudimukus, žiūrėkite, kaip dirba raumenukai ar kokius jėgos kitus pratimukus, nes mūsų krūtinės dekoltėje galite tepti ką tik tai norite, laikosi ant raumenukų moteris, oda, nyksta raumenukai ir ta odytė glemba. Lygiai taip pat veido raumenukai nyksta, ar einame taip ir čia laikysenos mes neturime ir nyksta mūsų raumenukai, ypač man dar moteris, baisu, moteris geria kažkokius vaistus, preparatus, riebalų naikinimui, tai jūs nepamirškite, kad pirmiausiai nyksta veido raumenukai, kurių jau riebaliukai, kurie yra būtini veidui, veido grožiui, elastingumui, veido tonusui palaikyti. Tai tiesiog atsipalaiduojamas, pakviestos esame moteris į tą gražiausią moters kelionę ir pagal save kūrėme, pagal savo darbus, pagal savo veiklas, kūrėme tą maistuką, savo aprangą, savo stilių, savo kremukus. Ir džiaugiuosi, kad galiu moterim suteikti tą pagal save tikriausiai atrinktą jau dešimtmečiais tą išgrynintą, patikrintą informaciją su 52 metų moteris, kuri jau tikrai turinti teisę ir sakyti, ir patarti, ir dalinti įžvalgomis, nes tikrai klausė Jolanta, kiek tau metų ir nustemba, galbūt žinot, ne tiek tai veidas, aišku, kiek tas pats kūno jaunatviškumas, ta charizma, tikriausiai žmogaus energija, tai va moteris irgi viskas yra susijęs su mūsų veidu, bet jeigu jau esate, pastebėjot veido požymius, esate nepatenkinta, galvoju, čia sensta, čia visa kita oda, tai būtent atėjo laikas susiimti, stop ir rūpintis visų savo kūnų. O kosmetika su baltuoju lotusu tai yra mano atradimas, aš jau 2 metai moteris negaliu atsidžiaugti, tai yra ypatingai švelnus prausiklis veidui, 200 ml, 40 eurų kainuoja, žinokit, užtenka 6-7 mėnesiam, probiotiniais, su antioksidantais, geležim, tonikas, paskui yra esencija losjonas, esencija ir yra, štai matote, ir serumas 80 ml skiriasi nuo kitų 43 eurai, užtenka irgi kokiem geriem 3 mėnesiam, kokia lengva tekstūra. Dieviškas kremas, o kokios pakuotės ir apsauga nuo saulės, yra pakių kremukas. Visa linija, įeikite, albumas yra Lotos kosmetika, pasiskaitykite, parašykite man, gyvai galima įsigyti Kaune, siunčiu visoje Lietuvoje, visame pasaulyje.
nes mums ta rutina moteris, kad ir einam kosmetologijos kabinetus, daromės kažką tai čia tam veidui, bet mums labai svarbu rytais, kaip mes prižiūrime savo veido odą, kaip mes prižiūrime, įsivalom dantukus, kaip mes prižiūrime savo veido odą, ką patepam, primaitinam, pridrėkinam, niekas netraukia, geras jausmas išlieka visą dieną, vakarė lygiai taip pat mes prisižiūrime ir naktį mūsų, kaip ir mes miegam, ilsisi mūsų kūnas, taip ir mūsų veidas taip pat ilsisi, taip pat ir viso kūno mankštą pasidaro mankštytę ir vau tiesiog. Tai ką, linkėjimai, laukiu jūsų žinutės ir kosmetika su baltuoju lotosu iš Pietų Korėjos laukia jūsų. Iki.